Sveiki. Sveiki. Ar egzistuoja žmogus be vertybių? Su šitokiu klausimu mes šiandieną susitinkam eterį, Jarūnė ir aš, Indrė. Ir tikriausiai mūsų nebereikia pristatyti, todėl kad jau tai ne pirmą kartą mes susitinkam kalbėti tokiom temom, kurios mums pačioms labai padėjo gyvenime susidėlioti taškus ant i. Ir jeigu mes kalbam apie savirealizaciją, apskritai pašaukimą ir savo vietos radimą gyvenime, apie tai, kaip būti laimingu žmogumi, mes negalime išvengti, apeiti, nematyti, ignoruoti vertybių klausimų žmogaus gyvenime. Bet būna dažnai, kad mes į tas vertybės žiūrim kaip į tam tikrą filosofiją, abstrakcijas, apie tai, kas galbūt ne taip ir svarbu, todėl kad vertybė dažniausiai mes nueinam į tokias paviršutinišką jų supratimą. Todėl šiandieną mūsų podcastas prasidės nuo labai elementaraus klausimo. Kas yra vertybė? Jarūnė, kas tau yra vertybė? Jo, aš gal dar netgi atliepsiu tau, ką tu išsakei pirmiausia, ar ne, apie tas vertybės. Nes irgi daug klienčių ateina būtent su to klausimu, ką man veikti gyvenime, kaip man žinoti, ar šita veikla man bus gerai, patiks, aš ją vystysiu, o ką man pasirinkti ir panašiai. Tai aš net neįsivaizduoju, kaip galima atsakyti tą klausimą, kas tau tikrai patiks, tiks ir bus širdžiai miela, nežinant savo vertybių. Net neįsivaizduoju. Arba Jarūnė, kaip pasirinkti partnerį, ar ne? Irgi. Tas pats. Lygiai tas pats. Draugus, partnerį, sakau, kuo užsimti gyvenime, jeigu tu nežinai savo vertybių. Tai visada pas mane pakete sesijų bus šita sesija susijusi su vertybėm. Bet tu labai gerai palietei tą temą, kad žmonės nesupranta vertybių gryninimosi reikšmės, svarbos jų gyvenime, tol kol neišbando to dalyko. Nes jie iš tikrųjų, taip, aš labai dažnai turiu įkalbinėti klientės, kad, žinai, atėjo laikas pasidaryti vertybių sąrašą. Mes jau esam tokiam taške, kad jau toliau nebeverta judėti aklai. Nes aš kaip sakau, žmogus, kuris nežino savo vertybių, tai yra bando visas duris, kurios yra prieš jį, o gal čia, ne čia, o gal čia, o gal aš apie tai, o gal aš tą, o gal tas mane gerai. Ir kai jisai va taip kaip aklas kačiukas vaikšto, kam daužyti galvą visas duris, jeigu galim tiesiai daryti tas, kurios mano, ne? Tai man vertybės yra apie tai, kad nevaikščiokim šunkeliais, taupykim vienas kito laiką. Laikas yra svarbiausias dalykas, ką mes turim gyvenime. Tai pataikykim tiesiai ten, kur mums reikia, vadinasi, mums reikia žinoti vertybės. Ir va tas abstrakcijų nežinojimas, kas ta vertybė, ką man jinai duos, stabdo žmonės nuo šito klausimo nagrinėjimo. Bet galiu pasakyti, tiesiog 100%, žmonės, kurie išsigrynina vertybės, būna, va dabar man aišku, toks jausmas, žinok, Indrė, kad, populiarus dabar labai žodis yra tiek literatūroje, tiek aš pati naudoju savastis. Kai tai, kas aš iš tikrųjų esu, giliai viduje, aš to nesuvokiu, nesuprantu, negaliu įžodinti, kas aš esu. Bet kai jie pamato tą sąrašą vertybių prieš save, kad ir abstrakčių pradžiai dar, jie tada sėdi ir sako, čiagi aš. Kas aš esu. Tai apie ką aš esu. Taip, aš irgi savo programoje savirealizacijos aktyvavimo sistema irgi vienas iš svarbiausių, sakyčiau, kertinių tokių dalykų yra vertybių identifikavimas, vertybių vadinamas tas žemėlapis, bet iš esmės, kad prie jo prieiti, tai mums dar yra reikalų, todėl kad vertybė tai yra, labai paprastai, vertybė tai yra tai, ką aš vertinu. Tai, kas man svarbu. Jo, o vertinu, tai yra vėlgi reikšmė. Aš galiu vertinti, tai yra nuvertinti, tai kritikuoti, nepriimti, arba vertinti, pervertinti, kad man tai yra labai labai svarbu ir aš čia visą savo energiją skiriu. Ir ta tikroji vertybė, o kas iš tikrųjų tau yra svarbu. Ir jeigu žmogus nesirenka savęs,
tai jis automatiškai nesirenka savo vertybių, jisai negyvena pagal savo vertybės, negyvena pagal tai, anot tavęs, kas jam svarbu, negyvena. Reiškia, tai, kas jam yra svarbu, tas palauks, o tai, kas yra tariamai pervertinama, arba per daug atsakomybės, arba nuvertinama, va ten jis ir renkasi. Renkasi tai, ką aš privalau, turiu, reikia, o ne tai, ką aš noriu, kas man svarbu. Ir va čia tikriausiai ir yra pagrindinis dalykas, kad mes neatskiriam gėrybių nuo vertybių. Kad kas yra mano gyvenime gėrybė ir kas yra mano gyvenime iš tikrųjų mano vertybė. Ir dar apie vertybės kalbant, ar ne, kad yra įvairių tipų vertybės. Man įdomiausias yra tos autentiškos vertybės. Vienareikšmiškai. Autentiškos. Ir va čia, kai paklausi, va irgi jūs galit, kurios žiūrite mūsų, klausotės, tiesiog komentaruose parašyti, o kas jums yra vertybė. Išvardinkit savo vertybės. Ir aš garantuoju, kad tame sąraše bus vertybės ne iš autentiškų vertybių sąrašo. Vienareikšmiškai, žinok, Indre, man kai ateina klientės, aš visada klausimą pradedu nuo to. Tu vis tiek įsivaizduoji, sakau, kas tau yra svarbu. Tu vis tiek turi jau kažkokį įsivaizdavimą, kas yra tavo vertybė. Nes žmonės šneka apie tai, dažniausiai sako, kas svarbu. Tai ir prasideda. Nu, man šeima yra vertybė. Tada sako, žinai, sveikata man yra vertybė. Nu gerai, nu dar vertybė, man ten kažkoksai, tai žinai, gali būti, nu realizacija gali būti vertybė. Tiesa gali būti vertybė žmogui, ar ne? Ir aš, kai dirbu su jom nuosekliai, va tuo klausimu, ir paskui, žinai, pradedu gilyn per klausimus, eiti gilyn į tą žmogų, mes pasidarom tokius pratimus ir pabaigoj žiūrim, kad tos vertybės, kurias jos išvardino priekį, viršuje, kažkur gale, nereikšmingos ir taip toliau. Ir tada sako, kas čia buvo? O va dėl to, kad sakau, tu turi va proto lygmenį kažkieno kito primestas vertybės, kaip, pavyzdžiui, atsakomybė, ar ne, viena klientė gryninosi, jai atsakomybė yra vertybė, o tai yra įdiegta tėvų primestas. Jai ne atsakomybė vertybė, toli gražu pirmoje vietoje, ar ten antroje, trečioje, ten buvo 10 vietoje ta atsakomybė. Ir bet čia yra, aš irgi, kai gryninausi savo vertybės, tai yra be galo sunku, atrodo, kad kažkoks kaip rūkas ant akių, ant proto užeina, nu čia ne apie proto rūką, bet apskritai toksai, kaip aš, ta prasme, nu, kaip pamatyti savo vertybės. Kai tu turi tinkamus metodikas, instrumentus ir dar turi žmogų, su kuriuo gali reflektuoti, kuris duoda tau grįžtamą ryšį, tada labai yra, tas procesas netoks sudėtingas, kaip atrodo galėtų būti. Bet ką aš dar noriu pasakyti, grįžtant prie to, kad kas yra iš tikrųjų vertybė. Susirašo ten žmonės, šeima man vertybė, vaikai vertybė, sveikata, finansai, pinigai vertybė. Darbas būna realizacija vertybė. Verslas ten. Ir tu supranti, kad tai nėra vertybės. Man tai nėra. Va, tai nėra vertybės. Ir va, čia ir praeitą mes podcastą darėm apie tai, ar žmogus iš tikrųjų suvokia, kas yra realizacija ir savirealizacija. O šiame podcaste mes kalbam apie tai, ar mes iš tikrųjų suprantam, kas yra vertybė. Nes šeima, darbas, sveikata, poilsis galų gale, ar ne, yra, kaip tu sakai, sferos, sritis, kuriuose mes kažką turim nuveikti svarbaus, realizuoti svarbaus, patirti svarbaus. Bet va, čia galim sustoti, padaryti transformacinę pauzę. Va tiesiog patylėti, kad tie žmonės, kurie mūsų klausosi, kad jie suvirškintų, arba jūs pastatykit ant pauzės ir gerai paklausykit, kas čia buvo pasakyta. Ir klausimas tada, kaip vertybės supratus jas, visų pirma, kaip jas suprasti.
kokiais žodžiais netgi įvardinti vertybę, kad tai iš tikrųjų būtų vertybė, ar kuo va ta sfera, sritis skiriasi nuo vertybės. Aš pati šitoj temoje esu pakankamai ilgai ir labai daug nagrinėju ir kai kur iš tikrųjų, kai kurie, sakykime, autoriai duoda, žinok, ir tas šeimas kaip vertybė ir pinigus kaip vertybė leidžia turėti žmogų sąraše ar ne pas save ir tai sako, jo, tai yra vertybė. Bet mano suvokimu, va, kai yra darbas vertybė arba šeima vertybė, nu va, dėl ko tai yra sritis. Nes, pavyzdžiui, būnant šeimoje, aš realizuoju savo vertybės arba ne. Taip būtent. Tai reiškia, reikia klausti savęs, o kas man yra svarbu šeimoje? O kas man yra svarbu darbe? O kas man yra, nu, va, jeigu pinigai vertybė, bet apskritai pinigai tai yra gėrybė, čia net nereikia maišyti, ar ne? Ką aš noriu pasiekti per tai, ką svarbaus noriu pasiekti savo per tai, ir kas man yra iš tikrųjų svarbu. Ir va, į šitą klausimą, kas man yra svarbu. Taip. Ir va, labai lengvai, ar ne, galim tada pasižiūrėti, jeigu aš einu į darbą, jame aš realizuoju vertybę. Kaip vertybė, pavyzdžiui, kelionės arba šeima galiu realizuoti darbę. Nu, nebent šeimos verslą vykdydam. Priešingą atveju aš niekaip nerealizuosiu, ar ne? Tai vadinasi, tai nerealizuojama vertybė kažkuriuose srityse, o vertybės turi būti realizuojamas. Galėti realizuoti mes galim visose srityse. Kokias mes turim. Man, žinai, pasidalinsiu iš tokiais praktiniais pavyzdžiais iš savo darbo patirties. Tai ateina žmogus norėdamas susidėlioti, pavyzdžiui, savo komunikacijos strategiją socialiniuose tinkluose arba viešinimo tam dalykus, ar ne, arba apie tai, kaip man būti socialinėje erdvėje, kaip man skambėti, apie ką komunikuoti, o ypatingai specialistai. Jie slepiasi už savo, pavyzdžiui, ekspertiškumą, už savo paslaugų, už savo produktų. Ką aš turiu omeny, slepiasi. Pasakoja, edukuoja apie tam tikrus dalykus, apie, nu, nežinau, apie sveikatą, apie dar kažką, nu, iš tos srities, kur jie yra. Arba pasakoja, koks tas produktas vertingas, kokia ta paslauga vertinga. Bet labai retas, kuris specialistas kalba apie savo vertybės. O komunikacijoje tai yra vienas kertinių momentų. Tu gali pasakoti, kiek tu nori, kokia tu nuostabi ir gera specialistė, kaučerė, psichologė ar terapeutė, ar ten, nežinau, komunikacijos specialistė, bet jeigu tu neištransliuosi savo vertybių, tai tu būsi kaip tuščias indas, skambėsi va taip, va, nu, tuščiai. Ne, dar Indrė, o yra tokių, kur komunikuoja, bet negyvena tomis vertybėmis. Jo, yra ir tokių, taip. Tai vat ką aš noriu pabrėžti, kad vertybės, kaip mes ne tik turim susivokti, kokios jos yra, bet kaip jas iškomunikuoti. Ir paprasčiausiai išsikomunikuoja vertybės per gyvenimiškas istorijas, per istorijas, kurias mes kiekvieną sykį patiriam, per aplinką, per įvykius. Ir reiškia, aplink vertybės sukasi mūsų pasirinkimai visi, nes jeigu mes esam lygiai ten, kur mes pasirinkom pagal savo vertybės, sąmoningai ir nesąmoningai. Ir, žinai, retas, kuris pasirenka gyvenimą kaip vertybę. Ką aš noriu tuo pasakyti? Aš net nustebau, kad vertybių sąraše gyvenimas tarsi neegzistuoja kaip vertybė. Ir man čia yra apie tai, kad labai nemažai mano sutiktų žmonių, klientų, apskritai yra, kurie būtent ateina su baime komunikuoti, baime būti viešoje erdvėje, baime pasakyti savo nuomonę, išreikšti save per kalbą, per komunikaciją, bendravimą, jie yra apskritai užsidraudę savo gyventi. Todėl, kad, nu, kažkas ten yra, ne, bet čia jau kita tema. Bet vat ką aš noriu pabrėžti, pati ta, kai mes vertinam gyvenimą, tai mums apskritai gyvenimas yra svarbus. Tada atsiranda ir gyvenimo skonis,
ir drąsa, ir tas autentiškumas, ir laimė, ir išsipildymo jausmas. Ir aš galvoju, vat, ar egzistuoja kažkokia pamatinė visiems žmonėms, pamatinė vertybė. Nu taip, galim sakyti, meilė, laisvė, bet man atrodo, Jarūnė, kad pamatinė vertybė vis dėlto yra gyvenimas. Žinai, gal kiti pamatinę ją ne kaip gyvenimą traktuoja, bet kaip gyvybė. Iš principo, gyvybė. Leidimas ar ne gyvam padarui tęsti kelionę šito žemėje, saugoti gyvybę, gyvūno, gėlės. Yra žmonių, kurie iš tikrųjų gyvybę ima už pamatinę vertybę. Bet čia kas? Ir kaip tu pasakei, va tą, žinai, meilę, laisvę, pamatinės vertybės, patikėk manim, labai reta, kuri moteris sako, kad meilė yra vertybė. Aš jos net klausiu, pavyzdžiui, pasidaro sąrašą prieš reitinguojantis. Sakau, tu nieko nepamiršai. Sakau, ką aš galėjau pamiršti? Nu, sakau, dar žmonės įrašo kartais meilę tokį žodį, sakau, į vertybių sąrašą. Ir, ale rimtai. Bet tada iškyla net klausimas, žinok, Indre, dalis mūsų nežinom, kas yra meilė. Ir mes toli gražu nelaikom ją vertybę. Nepaisant to, kad vaikomės, ieškom jos, bet mes nesuprantam, ko ieškom. Laisvė toli gražu ne pas kiekvieną yra vertybė. Labai labai toli Tai gražu. vat reiškia, mes vaikomės to, ko mes neturim, nu, nežinom. Maždaug mes nežinom, kas yra, nežinau, ten Afrika, bet įsivaizduojam, kad mes važiuojame į Afriką. Nu, kažkas tokio, ne, kaip pavyzdys. Ir va tiesiog tas, žinai, va tas gyvenimas, tai aš gal netgi sakyčiau, žinai, ir prioritetų netgi klausimas, ar aš renkuosi savo gyvenimą, ar mano gyvenimas, ne apskritai gyvenimas bendrai, nes kai mes suabsoliutinam, tai kažkaip, nu, suvienodėja, kažkokią nuimam svarbą nuo šito dalyko, būna ir taip. Ar aš renkuosi savo gyvenimą, Ar aš mano renkuosi gyvenimas yra man vertybė. Ar mano gyvenimas yra mano vertybė, o mano gyvenimas yra pagal mane. Ir jeigu mes uždedam va šitą mano asmenvardį, ar ne? Oi, kaip egoistiškai skamba. Tai jo, skamba egoistiškai, bet tada iš karto, žinai, tas toksai, okei, jeigu tai yra mano, tai gal mano taisyklės gali būti. Eik tu savo, tai kas čia bus, jeigu visi pagal savo gyvenimo taisyklės gyvensime, ne? Ir vat iš karto lenda toksai pasipriešinimas, kad tai yra savanaudiška, kad kaip čia bus, čia juk reikia, ir mes vat labai greitai renkamės tas, kas svarbu, ką vertina kiti, o ne tai, ką vertinu ir kas svarbu yra man. Ir nes matai, gyvenam tame, kad dėl kitų, vardan bendruomenės, vardan šeimos, vardan vaikų, vardan tėvų, vardan darbdavio, vardan kažko, žinai, vat savo ne vardan savęs. Jo, ir va tą gyvenimo tikslą mes pririšam tarsi prie va to, ką tu išvardinai. Ir staiga vaikai užauga, išeina į savo gyvenimus ir gyvenimo kažkaip tikslas, prasmė mums tada nebeaiški vardan. Vaikas dar būna labai gražu, kai mes gyvenam vardan vaikų. Dar atsiranda vienas toksai bajeris labai geras. Tas, kad mes pradedam tada sakyti, tu turi dėl manęs dabar. Taip, aš dabar. Nes mes gyvenom dėl jų, ar ne? Jo, čia irgi topinė tema. Arba pavyzdžiui, dirbi pasiaukojančiai, taip kažkokio ar įmonėje, organizacijai, čia vardan yra tokių pavyzdžių, idėjos, vardan kažko, nes tai yra svarbu visiems, visai bendruomeniai, ir staiga tu supranti, kad tu vienas toks durnelis buvai, nu, sąlyginai kabutėse durnelis, ar ne, kuris čia toks iš idėjos varė, o visi kiti turėjo, kas jiems yra svarbu ir jų interesai. Tai vertybės yra be galo labai, tokios jos yra kaip kelrodės žvaigždės. Žinai, man atrodo, kad kaip yra ta aušrinė žvaigždė, ar šiaurinė žvaigždė, va tokie simboliai, ar ne, jie pasako mums, kad vertybės mus orientuoja į tą autentišką gyvenimą, tokį, koks yra pagal mane, tik mano vienintelis toksai unikalus ir tik man skirta jį praeiti. Ir tik mano to šiaurinė žvaigždė, va tos vertybės,
kaip, vat, į ką aš einu gyvenimo prasme, o vertybės yra kompasas. Kaip aš orientuosiuosi, eidama į tą savo Pagal kokius ženklus aš turiu orientuotis, kad atrasti tai, ko aš jo, noriu. ir ką aš turiu rinktis, į kokiu keliu turiu pasukti, ką aš turiu rinktis. Ir va, žinai, mes kursuose, programuose darom tokį pratimą, kad jeigu mes žinom, kas yra mūsų vertybė, aš visada sakau, dabar išsirašykite tokį sakinį, kad, pavyzdžiui, jeigu man vertybė yra būti ryšyje su kitu žmogumi, ar ne, man yra vertybė būti kontakte, būti, pavadinkim taip, bendravimu, ar ne, jeigu man pats bendravimas yra kaip vertybė ir tai yra be galo svarbu, tai būdama kokia, būdama bendrystėje su kitu, kaip aš jaučiuosi? Aš jaučiuosi ryšyje, kontakte su kitu žmogumi ar tam pasauliu ir ką aš tada darau. Ir aš tada ieškau bendruomenės, ieškau pretekstų, ieškau būdų, kur aš galėčiau bendrauti, kuo daugiau bendrauti su žmonėmis. Ieškau bendraminčių, ar ne? Vat, ir tas, čia kaip toksai ir praktinis toks patarimas, ar ne? Kaip labiau suvokti savo vertybės, todėl kad vertybės, jos mūsų tai yra abstrakcija. Abstrakcija, o mūsų protas, jisai masto vaizdais, jisai masto konkrečiais dalykais. Tai būdama tokia, aš jaučiuosi taip ir aš darau tą ir tą. Ir čia dažniausiai būna taip, kad man, pavyzdžiui, ateina ir sako, man vertybė yra nepriklausomybė. Ir ypač, finansinė ta nepriklausomybė. Čia dar visko gali būti, visokių niuansų ir aš dažnai sakau, kad norite būti finansinės nepriklausomybės, tai ir būsit nepriklausomi nuo finansų. Finansai atskirai, jūs atskirai iš tos serijos. Bet būdama, tarkim, nepriklausoma, aš jaučiuosi kaip, ir čia žmonės jau nebežino kaip. Todėl, kad tą jausminį pasaulį, tas būsenų, kokioj būsenoj tada aš gyvenu, jie yra, arba neišmokę atpažinti, arba užblokavę savo jausmus iš vis nejaučia. Ir būdama nepriklausoma, tai ką aš renkuosi, kokie mano sprendimai yra. Ir čia dažniausiai irgi, kad būti nepriklausomu, tai visada vaikščioti ant konflikto zonos. Man taip kartais atrodo, žinai, kad būti nepriklausomu, tai turėti reiškia savo stiprų stuburą, stiprią nuomonę, mokėti pasakyti ne, nubrėžti ribą, būti nepatogiai. O iš kitos pusės, kas yra, man tarsi, kur mes ir meluojam savo, mes deklaruojam, kad mūsų vertybė yra nepriklausomybė, o kai reikia apsispręsti ir nepriklausomai spręsti, mes bėgam patarimų pas visokius kaimynus, draugus, ten, nežinau, tetas, dėdės, specialistus, vis galvodami, permesdami atsakomybę jiems už savo sprendimą, nors mūsų, nors nepriklausomybė yra, žinai, vertybė. Labai dažnai tokių nesutapimų yra. Ir kai žmogui parodai, kur jo yra įsigalvota vertybė ir kaip jinai netitinka su jo gyvenimo sprendimais, va čia ir yra tas vidinė įtampa, tas melas savo, kuris ir sako, klausyk, sąžinė, nes aš savo žinau, kad čia kažkas nesusieina, čia kažkas ne taip su mano gyvenimu. Tada klausimas, o kaip, o kur, o kas, ką man daryti? Čia, žinai, tos ir yra dalykai, kad vienas dalykas, kad mes gyvenam primestom vertybėm, įskiepytom, populiariom vertybėm, galbūt ar ne, visuomenė. Socialinė vertybė. Jo, Dėktom. čia yra vienas dalykas, o antras dalykas, susižinom savo, viskas okei, bet ar klausimas, ar mes jomis gyvenam? Pavyzdžiui, ar ne, kai būna klientė sako, man nuoširdumas yra vertybė. Ir tada pradedi nagrinėti. Jeigu tu klausi, ar ne, kokia aš tada klausiu, kaip tu supranti, kokiose situacijose, ką darant, tu supranti, kad dabar tavo vertybė nuoširdumas yra realizuojamas. Arba pagarba vertybė, ar ne? Ir dažniausiai, žinai, man atrodo, kad nuoširdumo tada laukia iš kito, nesuprasdamas, kad ta mintis, ar ne, kad
O ta atsakomybė, kad tai visų pirma, aš turiu būti toksai, aš turiu būti Jo. nuoširdus. Tai va čia ir yra esmė, žinai, kad vienareikšmiškai mes patys nesam tokie, kokiom vertybėm mes deklaruojam jas. Mes nesam nuoširdus, mes nesam tenai Geras pagarbus nei savo, nei kitiem, pavyzdžiui, ar ne? Oi, čia geras auditas klausys. Mes tenai meilę, ar ne, kad ir vertybę kai kurie pasiema, aš pati, pavyzdžiui, kai nagrinėjau savo vertybės, kiek jos yra realizuojamos. Aš tau galiu pasakyti, meilė, būdama trečioje vietoje pas mane pagal vertybių skalę, buvo, ta prasme, menkavertiškai realizuojama, absoliučiai. Ir aš, kai atsimenu, nusprendžiau, kad viskas, aš dabar meilę iš tikrųjų kaip vertybę realizuosiu. Vadinasi, aš sprendimus priimsiu vadovaudamasi meilė. Ir kai grįžo mano vaikai ir padarė kažką ne taip, kaip visuomeniai priimta, ten gavo papykimą iš mokytos ar močiutės, Dar tai būna. tada, žinai, taip, aš dabar paauklėsiu. Ir tada palauk, Arūne, tu sakai, neauklėsi, o mylėsi. O ką mama mylinti daro? Kaip jin turi bendrauti? Ką reiškia per meilę, per Jo, vertybę bet būdama auklėti? mylinti, aš Taip, jaučiu, kaip aš auklėsiu darau tada? ką. Ir man tada viskas apsivertė. Aš visiškai kitaip pradėjau komunikuoti su savo vaikais. Nes aš nusprendžiau, kad aš pirmiausia juos mylėsiu, o paskui. Ir tada man žinai, kas atkrito? O kodėl mano vaikai turi būti patogus visuomeniai? Aha. O kokia yra jų Tai tiesa? reiškia, Išgirsti jų vertybė tiesą? sustato viską į savo vietas. Absoliučiai. Tai man ir lygiai taip pat su klientėm, kai jos, kaip tu sakai, ar ne, mato nuoširdumas. Man nepatinka nenuoširdus žmonės. Kiek pati nuoširdi apie tai, ką jauti, kokie tavo poreikiai, kas tu esi, Ką ką tu darai, veiki, kaip kokius nuoširdi. sprendimus priemi. Ir nėra nuoširdumo, nei su savim, nei su kitu. Ir tada kaip tu gali iš viso rasti partnerį tinkamą savo, darbą? Tu ieškai išoriai kažkokių patvirtinimų, kažkokių tai madų vaikaisi, kažkokių pasakymų, kažkieno nuomonė nuolatos tave įtakoja. Dėl ko? Nes tu neturi vertybinio stuburo. O, čia dar vienas aspektas. Jo, kaip atrodo žmogus su vertybiniu stuburu ir žmogus be vertybinio stuburo, ne? Taip, nes va čia ir yra esmė, žinai, tau gali pasakyti, žinai, Indrė, tu aфиgeną būsi verslininkė. Labai, aš matau, verslo gyslelę. O tu atsisėdi ir galvoji, o tai dera su mano vertybė? Nedera. Tai kodėl tada aš turiu tai? Gal aš ir turiu tą cinkelį? O, bet žiūrėk, čia įdomus aspektas, žinai, nes, tarkim, va, tu pasakei, gal verslas nedera su mano vertybėmis. Žinai, čia irgi yra labai įdomus dalykas, todėl kad mes apie verslininkus apskritai turim savo susiformavę kažkokius Čia kas slypi už to žodžio, žinai, verslininkas. Irgi, žinai. Įpročius, ne įpročius, o įvaizdžius. Čia tavo temą užkabinau, jaučiu. Jo, jaučiu. Aš truputėlį turėjau kito omeny, nes ten buvo pokalbis su moterim, kuri dirba universitete, dėstytojauja ir jai verslas neįdomus dėl to, kad jinai kaifuoja nuo savo profesūros, nuo to, kad jinai dėsto. Ir jinai, ta prasme, jinai nenori eiti į verslo pasaulį, kurti kažkokius produktus ar paslaugas, jinai neturi tam noro. Nes tai svarbu yra, jai svarbu realizuoti. Tai aš apie tokį pasirinkimą, žinai, kalbėjau. Jai svarbu realizuoti savo, tai, kas yra svarbu akademinėje aplinkoje. Va, ir žiūrėk, vertybės reiškia irgi padiktuoja mums, aš sakau, ne veltui, tai yra kaip kompasas. Tada mums yra labai lengva susigaudyti, kuria kryptimi eiti, kur ką realizuoti. Tarkim, apie tą bendravimą. Aš ne veltui pasakiau, todėl, kad tai yra viena irgi iš mano bazinių vertybių bendravimas. Ir aš galvoju, gerai, aš galiu sėdėti ir galvoti ant popieriaus pasirašius, žinai, ant popieriaus pasirašius, kad bendravimas yra man vertybė. Bet, va, žiūrėk, kaip jinai realizuojama. Vat mes bendraujame su auditorija. Aš irgi ieškau galimybių, kaip man naujai pažindinti su naujais žmonėmis, eiti į kontaktą su jais pirmai, nes man tai yra svarbu. O anksčiau aš buvau labai užsidariusi savyje ir man būtent tas giluminis vertybių suvokimas apie save man labai padėjo save atskleisti ir save realizuoti. Todėl, kad aš galvoju, kad mes per vertybę save ir realizuojam. Ir dar vienas aspektas yra toksai, kad
dažniausiai žmonės sako, vat, aš praradau kažką arba neturėjau, arba sunkiai įgijau ir tada pradėjau vertinti. Tada man tai pasidarė svarbu. Nu, žinai, čia kaip pavyzdys žanro klasikas, žinai, prarado sveikatą ir tada suprato, kad sveikata labai yra vertingas dalykas ir tada pradėjo vertinti ją. Jo, tai Būna, matai, vertybės, kai kurios ateina vaikystėje, susiformuoja iš trūkumų, iš to, ko tu neturėjai. aš šitą norėjau. Jo, čia iš trūkumo susiformavusi vertybė, pavyzdžiui, pas mane susiformavusi iš trūkumo vertybė buvo laisvė. Ir po šiai dienai laisvė yra. Ir kaip aš, pavyzdžiui, priminėjau sprendimus. Aš ir žiūriu, ar ne, ar jeigu aš eisiu į samdomą darbą, nu, aš taip pat dabar net įkvėpiau ir galvoju, ui, dėl ko? Ne dėl to, kad samdomas darbas yra blogai, o dėl to, kad aš jausiuosi nelaisva jame. Va, kur esmė. Savo laiko planavime, savo užduočių pasirinkime kažkokiam tai, atsakomybių tenai, sprendimų priėmime, prasmės pamatime ir taip toliau. Aš būsiu jau diktuos kažkas man sąlygas. Kadangi mano vertybė laisvė yra numeris 1, tai aš šiai dienai renkuosi va tokio darbo pobūdį, nes man tai yra vertybė. Kam laisvė nėra vertybė, jiems samdomas darbas, va, kaip mano vyrui, nuostabus dalykas, ką tu čia prie manęs prisiknisai su kitais darbais, ar ne? Man tai yra gerai ir aš jį suprantu. Ir neturi jam būti blogai samdomam darbe. Bet va, mūsų tiesiog šitoje vietoje vertybė. Ir va tas, nu, iš trūkumo susiformavęs, nu, kaip priimti tą sprendimą, kuris darbas, atsisėdu, aš kaip darau, atsisėdu, pasižiūriu, ko šiandien gerai tam darbe, kodėl aš blogai jaučiuosi ir žiūriu pagrindinės savo 5 vertybės. Jeigu nors 3 iš 5 nerealizuojamos darbe, jausi nepasitenkinimą, apatiją, kažkas irsi, net tai yra nuobodulys, toks, gal ne mano, ir iš tikrųjų ne tavo. O kai tavo vertybės realizuojamos, kaip mano atveju, mano darbe laisvė, dalinimasis, realizacija talentų mano, ar ne, meilė parodymas žmonėms, nu aš kaifuoju. Nes mano vertybės realizuojamos. Ir šeimoje lygiai tas pats. Jeigu dažni konfliktai, nesutarimai su antraja pusė, su vaikais, su tėvais, žiūrėkit, kokią vertybę užmynė kažkas. Ir kaip katinas jūs jau cypėt. Žinai. O ten gali būti ar pagarba, arba nenuoširdumas, ar ten dar kažkas, tai žinai, va ten skauda, ten, kur tu pyksti, va ten gali būti paminta tavo vertybė ir tu net nesupranti, dėl ko tu pyksti. Nes vertybės labai artimos poreikiams yra irgi. Jo, bet aš ir noriu sakyti, o kur atskirti, kur yra poreikis, trūkumas, ir čia vat, man trūksta, aš turiu poreikį ir turiu užpildyti, o kur yra vertybė. Bet dabar klausydama tave suprantu, kad gal ir net nereikia čia tokio klausimo. Ne visada. Poreikis ar vertybė. Mūsų poreikiai naviguoja. Ir ačiū Dievui, kuo yra didesnis trūkumas, badas, alkis toj vietoj, tuo tu labiau norėsi pildyti ir užpildyti save, žinai, šitais dalykais. Tai va šitas dalykas ir, pavyzdžiui, dar tokią istoriją norėjau irgi pasidalinti, dėl ko vertybės svarbu. Va, tu gali net išspręsti, sakau, darbo pasirinkimą vienas dalykas, antras dalykas santykius. Ir kai pasakojau, kai nagrinėjusi moteris ir gavo atsakomybę, kad yra įdiegta tėvų, o jinai turėjo konfliktą su dukra. Ir visą laiką sakė, dukra nepareiginga, jinai neatsakinga, jinai ten pameluoja, neina į pamoką, ten pasakė, kad gerą pažymį gavo, pasižiūri, nei velnio negerą. Nu ir taip nuolatos, jinai sako, jinai neturi atsakomybės jausmo. Ir ten konfliktas nuolatos mamos su dukra dėl atsakomybės, nes nugi labai svarbu. O iš tikrųjų, tai moteriai vertybė yra emocinis ryšys. Ir jai ką reikėjo daryti? Ne atsakomybės laipsnį didinti pas dukrą, o emocinį ryšį kurti su dukra. Va, ką reikėjo spręsti. Net ne iš to galo mes kartais prieinam prie problemų sprendimų. Va, būtent. Tai aš kai matau šitokius dalykus, kaip žmonės atsako savo į tokius klausimus, kur metų metais nešiojas ir nesupranta, kas vyksta, kaip jiem ten prašviesėja galvoje, akyse ir smegenyse, tai aš nemoku net pasakyti. Man tiesiog žavi šitas dalykas, dėl to mes su tavim kalbėdami realizacijos tema, mes negalim nepaliesti vertybių. Nes neiškai reikia ieškoti realizacijos. Jo, ir savo kurse, kuris bus lapkričio mėnesį, jau galim pasakyti,
mes Jarūnė niekaip neapsieisim be šito vertybių išsigryninimo, be šitų dalykų, niekaip. Taip, būtent. Tai va tas ir yra, neieškokim išorėj realizacijos pirmiausia. Čia šitas ar šitas. Mes galim turėti variantus, bet patikrinsim per savo vidų, kas iš tikrųjų manyje instaliuota yra kaip vertybės. Mhm. Kaip tu gražiai pasakai, kad instaliuota manyje kaip vertybė. Taip, nes mes Indrė labai gražiai netgi žiūrėjom, va tu sakai, bendravimas ar ne yra vertybė. Ir aš klausau tave, va, visai nesenai nagrinėjom tavo horoskopą ir žiūrėjom tavo ydą, tavo talentą tuo pačiu. O ten yra dvinio ženklė esanti planeta, kuri rodo tavo talentą. O dvinys kas yra bendravimas. Tai natūralu, kad tavo vertybė yra Įdiegta, ne? bendravimas. Įdiegta. Įdiegta, Tu atsinešiai kaip drabužėlį. Va šitą dalyką gimdama. Mhm. Jo. Nu, puiku. Tai ko mes dar nepakalbėjom, tai yra apie, šiek tiek užsiminėm, yra apie vertybinius konfliktus ir kompromisus. Aš kiek žinau iš prieitų podkastų, kur mes dalinomės apie tai, kaip mes pačios atėjom į tą realizaciją ir kūrėm gyvenimą, kuris atitiktų mūsų pašaukimą ir kaip mes supratom, kaip mes norim, ką mes norim realizuoti, kaip mes norim save realizuoti. Ir tu sakei, kad vienas iš pagrindinių dalykų, kuris lėmė, kad tu išeini iš samdomo darbo, keiti profesinės savirealizacijos kryptį, tai buvo vertybinis konfliktas. Taip. Nes pas mane buvo tokia situacija, kad aš kai atėjau į šitą darbovietę paskutinę, kurioje dirbau, mano 3-4 vertybės iš pagrindinių buvo realizuojami. Mažiau, daugiau, aš jaučiau kaifą tame. Ten buvo augimas, ten galėjau dalinti savo žiniomis, ten galėjau savo talentus panaudoti ir ten turėjau laisvę dėl to, kad truputėlį laisvesnis grafikas buvo, keliauti daug galėjau. Ir praėjo 3 metai, aš sėdžiu ir irstu tam darbe. Toks nepasitenkinimas, aš nemoku pasakyti, aš dantis sukandus ateinu, visi man blogi. Čia kas nors pasikeitė? Niekas nepasikeitė, kolektyvas tas pats, darbos tas pats. Ir aš tada atsisėdu ir žiūriu. Tai čia kas? Covidas pakoregavo savo, uždarė visas keliones, apribojo, griežčiau pradėjo ten lankomumą žiūrėti. Aš jau per 3 metus tiek savo atidaviau visko, kad aš nebeturėjau ką atiduoti, prasidėjo rutininis, šabloninis darbas, tiesiog vykdyti tai, ką reikia. O pradžioje aš dariau strategijas, aš dariau restruktūrizaciją, padėjau daryti, kažkokius taip atnaujinimus. Pas mane buvo tas augimas ir dalinimasis, apie ką aš šnekėjau. O čia tapo viskas aišku, lentynėlės jau sudėliota, tai reikia dirbti. Ir kas gaunas? Mano vertybės neberealizuojamas, aš Subiro viskas, pabiro. Ir aš tada sėdžiu, aleliuja, su jais viskas gerai. Ir su manim viskas gerai, tiesiog man laikas eiti. Va, ir žiūrėk, kaip dažnai irgi mes ieškom kažkokio svajonių darbo, bet tą svajonių darbo kriterijus išsikeliam tokius, vieni materialius, kad ten būtų gera alga, geros kolektyvas, darbo sąlygos, ar namų ten, kaip pavyzdys, ar ten kažkokios, nežinau, dar tipsai dalykai. Bet, kažin kiek yra žmonių, kurie atsisėdę sąmoningai, pasiema savo vertybės, ar ne, bent jau, tas 3 pagrindinės, ar ne, ir žiūri, ar tas darbas, ar tas darbdavys man bus palankus, ta jo kuriama terpė, ar ne, darbe, ar man bus palankus realizuotis tokias vertybės. Mes kažkaip iš kito galo viską. Visiškai. Absoliučiai. Plius, būna, kad nedėra vertybės, tiesiog nedėra iš principo. To, kokią filosofiją vadovaujasi darbovietė ir ką aš suprantu. Atveju buvo konkurencija, kova, kas pirmas per kas gerklę, kas išdurs. Bet žiūrėk, žinai. Visiškai kitokios vertybės buvo. Bet kaip yra svarbu, pavyzdžiui, iš kur dabar žinoti? Aš ten, tarkim, matau, kad tas darbas, kaip ir, arba pozicija tam darbe, ar ne, man kaip ir leistų realizuoti tiek savo talentus, čia ir vienas punktas labai svarbus,
tiek talentus ir vertybės irgi leistų realizuoti, ne? Bet iš kur aš žinau, kokie ten žmonės, su kokiam vertybėm, apskritai ta darbo Aplinka aplinka visa, kaip, vat čia, vat O šitos, kaip tu patikrintum, Indrė? nu, ką, žinau, kaip aš. Bandymo būdu. Tik tai. Yra tam bandomasis laikotarpis, 3 Taip, mėnesiai. taip, Tik taip. tai žinok, kur žiūrėti. Va kur klausimai. Žinok, kur žiūrėti. Mes nežinom, kur žiūrėti ir ko ieškoti. Ir žinai, labai daug žmonių, gerų specialistų, tarp kitko, labai gerų specialistų, patiria vertybinius konfliktus, nesuprasdami, kad tai yra vertybinis konfliktas. Arba, kad ir suprasdami, žinai, bet, nu, čia yra, aš nežinau, gal čia yra tikroji pandemija Lietuvoje. Ne, nu, gal čia taip, žinai, gal ir drąsu sakyti, bet iš tikrųjų, nu, masiškai, bent jau pas mane ateina žmonės, kurie sako, nu, ieško kažkokių, ieško savirealizacijos, ieško, kur mano talentai, ką aš galėčiau daugiau veikti, kai tuo tarpu jam viskas gerai su jo ekspertiškumu, specializacija, profesija, darbu, bet tik vienas niuansas. Vat kolektyvas arba ta darbinė aplinka ir joje vyraujančios vertybės nesutampa arba ką deklaruoja nesutampa arba nesutampa su jo. Bet kaip yra keista, nes mes visi norim, nu, labai tokių bendrų dalykų. Mes visi, nu, žmogus nori būti, apskritai visi žmonės nori būti laimingi, nori būti mylimi, nori tos laisvės, nori. Nu, retas, kuris nenorėtų šitų dalykų. Mes visi tarsi... Bet Indra, niekas nesupranta. Tu supranti, kad, pavyzdžiui, kaip darbdavys motyvuoja darbuotoją? Kokia yra pas mus motyvacinė sistema? Ir kurios turėtų visiems pakakti. Tai yra arba priedai nuo pardavimų kokių, ar ne, metiniai kokie nors, 13 atlyginimai, viskas per finansus, per materialumą eina. O dabar žiūrėk. Aš suvokiu, kad tai jau yra, čia biški kita jau tema, aš suvokiu, kad tai yra senojo amžiaus ir senojo verslo modelio, kuris duoda gerai. Nevažiuoja. Į sporto klubo abonementą dabar jau duoda, sveikatos draudimas su papildomom paslaugom duoda. Bet jie neįvertina, kad yra dar vienas niuansas, kurį galima duoti vos ne už ačiū, o didžiąją dalim už ačiū. Taip. Tai kas? Pavyzdžiui, jeigu man yra svarbu karjera ir augimas, sudaryk man sąlygas. Aš dėkosiu tau, kad tu man tai darai. Kitam galbūt yra iš tikrųjų materialus saugumas, 5 eurai prie algos bus afigienai. Sudaryk jam sąlygas tokias. Nors truputį. Kitam gali, pavyzdžiui, būti, kad tu per susirinkimą pasakysi, kaip šauniai Jonas padirbėjo. Pasidžiaugim jo pasiekimais. Viešas pagirimas, įvertinimas. Kitam padėka metinė. Va, metų darbuotojas ar ten dar kažkas tai, ar ne? Padėkokim, kokį nors apdovanojimą sugalvokim. Mes neįvertinam va šitų. Klausaus tavęs, o man mintyse yra iš tos serijos, žinai, kai mes kalbėjom live apie vyrišką ir moterišką energiją. Kaip versle, kam įdomu iš mūsų klausytojų, tai galite susirasti šitą video žemiau. Mes kaip tik su Jarūne kalbėjom, ką reiškia daryti verslą iš vyriškos pozicijos, daryti verslą iš moteriškos pozicijos, energijos ar ne. Bet aš dabar suprantu, kad apskritai mūsų visuomenė labiau eina į tą tokią, moterišką energetiką, kur yra apie gyvenimo kūrimą, apie ryšio kūrimą, apie gyvenimiško lauko sukūrimą, kuriame kiekvienas gali realizuotis. Ir įsivaizduoju, kad tie verslai, kuriuose yra ta moteriškos energijos, kaip pasakyti, moteriškos energijos daugiau, tai nebūtinai ir vyrai, ir moteris mes esam, ar ne, bet tenai, kur yra einama į ryšį su žmogumi, einama į bendrystę, į tą gyvenimo lauko kūrimą. Į tą gyvenimo lauko kūrimą, bet čia yra svarbu. Štai, aš turėjau porą tokių klienčių, jau tokio brandaus amžiaus, kurios dar ilgus metus dirbusios buvo
sovietinėse darbovietėse, ten, kur žmogus ten, žinai, kaip pradėjo, taip ten 20, 30 ar 40 metų ten ir dirbo vienoje, ne? Ir sako, va ta nostalgija, kad ten buvo, nu, ten daug dalykų, ar ne? Aš čia noriu pabrėžti tik vieną dalyką, kad žmonės prisimena, kaip ten buvo vieni kitus, ta prasme, vertino tą žmogišką ryšį. Žinojo gimtadienius, žinojo tavo šeimos narių vardus vaikų, žinojo, kada jų gimtadieniai, eidavo kažkokios bendros šventės. Dabar irgi tas team buildingas ir visa kita, bet to žmogiško tarsi ryšio joms trūko. Ir aš galvoju, vat, apie ką čia yra. Tai ir yra apie tai, kad jeigu žmogus pats vertina savo, vat, ta pati mintis gyvenimą, apskritai tokį kaip gyvenimo lauko, gyvybinio lauko, kuriame daug kūrybos, daug potencialo, daug resursų augti kažkam, išaugti. Ne, kad aš iš tavęs pasimsiu resursą, bet kad aš tave laistysiu, kad tu duotum resursus. Va čia yra apie moteriškumą. Juk šeimoje moteris irgi, va jinai ne tai, kad ima iš visų resursus, ar ne, bet jinai laisto, padrasina vaikus, padrasina vyrą, ten palaiko jį, ar ne, va jinai laisto tam, kad jie visi augtų ir neštų vaisius. Tai va čia lygiai tas pats yra. Ir aš nežinau, ar mes čia nukrypom, ar nenukrypom nuo vertybių temos, bet jeigu jau taip eina srautas, tai tegul taip ir eina. Bet vat, ką mes vertiname, kas mums yra svarbu, vat ten ir rezultatai yra. Ir jeigu mes pasižiūrim, kad mūsų gyvenime vat tokie vat rezultatai, nu vat tokie nekokie, ne, tai tada reikia klausti, o tai kas man čia tokio vertingo buvo, ne, kaip aš prie to priėjau. Jeigu aš labiau vertinu kito nuomonę, nu, tai ir rezultatas toks. Jeigu aš labiau vertinu, nežinau, galimybę kūrybiškumą savo išskleisti, kaip pavyzdys. Nes kūrybiškumas gali būti irgi kaip vertybė, kad leisti kurti savo. Ar projekte, ar mene, ar kalboje kažkokioj. Tai va čia tas, žinai, iš tikrųjų, tai va, gal, žinai, prieinant prie to apibendrinimo viso, tai kad neieškoti atsakymų vien tik išorėje, jų ten nebus, jūs tikrai nesužinosit, ar ta veikla tikrai 100% jums tiks. Ir kai yra tikslas, realizacija, savirealizacija, veikla, naujas darbas ir nesuderintas yra su vertybėm, o jau nekalbant apie misiją, tokį baisų žodį, ne? Nes tada negalim tikėtis, kad mes jausim, kad gyvenam, jausim pasitenkinimą, jausim mėgavimąsi, jausim tą gyvenimą, apie ką tu šnekėjai skonį. Nėra šansų. Nes mes pildysim kitų tikslus, ne savo tokią. Tai mes tą ir kalbėsim. Mūsų kurse iš tikrųjų tam, kad tie, kurie dalyvaus, jie neišeitų iš to, kas populiaru, madinga dabar būti psichologu ar ten dar kažkom, tai ne, o išeis su tikrai tuo žinojimu, jo, čia mano kelias. Va šitas. Ne tik žinau, bet aš jaučiu tai. Va, ne tik suprantu, bet suvokiu ląstelių lygmenį. Vat kai viskas iki ląstelių lygmens įsirašo, tada... Klausimų nebelieka. Tada gali atsisėsti lotoso pozą ir nieko nedaryti, vis tiek tave ta gyvenimiška energija kažkur nuves. Pašiekauju. Tikrai taip. Tai ačiū Jums, kad Jūs mūsų klausėtės. Ačiū Jarūne, tau su tavimi visada nuostabu bendrauti, kalbėtis. Ir tiesiog net burnoju čia smagu. Ačiū tau. Mes kaip visada mūsų video pabaigoje kviečiame į įžvalgų sesijas visus, kurie nori būtent ir šiuo atveju išsigryninti savo vertybės mūsų kurse, kurie nori labiau eiti į
drąsiau į tą drąsesnį savęs atskleidimą pašaukime, suprasti, kaip jie nori realizuoti save, ne kur mano savirealizacijos galimybės, bet kaip tas galimybės pastebėjus, kaip aš noriu jas išnaudoti. Va čia yra klausimas. Ir kaip patekti į tą kursą mes dar papasakosim ateityje, bet dabar į įžvalgų sesijas jūs galite ateiti su mumis, pasikalbėti ir suprasti, kokie būtų jūsų tikslas, jūsų noras, praėjus šitą kursą, ką jūs norit, kas būtų gyvenime jums toksai geriausias rezultatas po darbo kurse, kuriame mes gvildensimės talentus ir šešėlius, kuriame mes kalbėsime apie vyriškos ir moteriškos energijos apjungimą, būtent apie vertybės. Tai čia yra 3 tokie baziniai dalykai, o dar ir kitų mes temų pristatysime. Tai kviečiame į įžvalgų sesijas, kviečiame su mumis susiformuluoti savo tikslą, užklausą tam kursui, todėl kad tai yra be galo svarbu, su kokiu tikslu ir užklausą tu ateini, tokius rezultatus ir gauni, bet kartais mes žinom, kad taip sunku suprasti, ko mes patys norim, ne? Tikrai taip. Tai Iki kitų kartų. čia buvo Jarūnė ir Indrė, iki kitų susitikimų.